Sveiki visi, aš esu Gabrielė Maciulytė ir šiandien filmuoju klausimų atsakymų video. Senai dariau tokį video ir tiesiog po praeito video, po šito video, jeigu dar nepažiūrėjo, tai pažiūrėkit. Kai pasakiau, kad aš įsikraustau į Vilnių, tiesiog manau, kad atsirado labai daug klausimų ir neaiškumų ir nespėjau ten viską pasakyti, tai sumąsčiau tiesiog padaryti tokį video, kur aš tiesiog atsėdu ir viską paaiškinu. Tai žodžiu, pažiūrėkit aną video. Turėtų jums pateikti, jeigu norit pamatyti daugiau apie tai, ką aš dabar kalbėsiu, o ne tik išgirsti. Tiesiog per Instagramą įdėjau tą stikerį, kur gali paklausti klausimų ir tiesiog paprašiau paklausti jūsų klausimų ar kažkokių dalykų, kas jūs domina, tai jūs tai ir padarėt ir aš dabar jums atsakysiu tiesiog. Tai pirmas klausimas būtų, kodėl pasirinkai studijuoti Vilniuje, o ne Panevėžyje? Nėra labai sudėtinga šitą klausimą atsakyti, manau, tiesiog daugiau galimybių didesniam mieste. Tiesiog atrodo, užaugau Panevėžyje ir norėtųsi pakeisti aplinką ir pagyventi tą tokį studentišką gyvenimą ir pamatyti, kaip viskas klostosi ir kaip čia gyvenimas verda, nes vis tiek į Vilnių mes su draugais atvažiuodavom tiesiog praleisti gerą laiką ar pabūti ar su šeima keliaudavom. Čia būdavo kaip kelionės tikslas, o ne gyvenimo vieta. Tai ką galiu pasakyti, čia mano antra savaitė, tai gyvenimas čia visiškai kitoks nei kad atvažiuoji čia pabūti dienai ar dviejoms, tai visiškai skiriasi ir visiškai kitoks tas Vilnius, nei įsivaizduot gali. Bet pratinamės po biškutį, jisai aišku labai didelis, daug reikia išmokti, aš visai toli gyvenu nuo centro, apie pusvalandis su autobusu, bet man labai pasisekė, kad arti fakultetas, tiesiog 10 minučių nuo bendrabučio iki fakulteto, ten kur aš kiekvieną dieną einu mokytis, o aš dėl to čia atsikraušiu, dėl mokymuose, tai aš tuo labai džiaugiuosi, kad arti tiesiog. Tai tiesiog norėjau didesnio miesto ir pažiūrėti, kaip čia viskas verda. Kitas klausimas, ar neturėsi kambariokės, tai aš gyvenu dviviečiam, kaip matot, turiu antrą lovą, aš čia miegu ir aš gyvenu dviviečiam kambaryje. Tu niekada negali žinoti, ar net kraustis kito žmogaus, čia tiesiog priklauso nuo bendrabutyje, kiek bus vietų ir kiek bus norinčių jame gyventi, tai kol kas aš neturiu nei kambariokės, nei neturiu tokių žinių, kad bus kažkas atkraustyta, bet aš niekada sakau negaliu žinoti, tai kol kas mėgaujuos, kad gyvenu viena. Kitas klausimas būtų, kodėl būtent kosmetologija ir Vilniuje. Tai kosmetologija, kodėl studijuoju? Šiaip mano profesija pilnai vadinasi higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija. Toks irgi įdomus pasakojimas, kad visą laiką iš tikrųjų norėjau būti, visą laiką apie kokius 3 metus aš norėjau būti bendrosios praktikos slaugytoja, pasibaigti tokią profesiją ir būti seselė tiesiog. Ir aš taip ir galvojau, kad aš tiesiog studijuosiu šitą specialybę, bet prieš pusę metų tiesiog realiai mama ir aplinkiniai ir tiesiog pradėjau galvoti, ar tikrai ko aš noriu, nes tiek 12 klasė ateina ir tada tu iš tikrųjų supranti, kad tau reikia rinktis po dabar, o nebesvarstyti ir nebegalvoti. O aš gap year'o nenorėjau daryti, tikrai tai norėjau dabar imti iškart po mokslų studijuoti, neatidėlioti nieko. Tiesiog ir aš domiuosi dabar moteriškumu labai ir panašiai, tai atrodo, kad grožis visur aplink mane ir labai mėgstu aš tą grožį ir užsiimti visokiais dalykais ir tiesiog atrodo, kad čia labiau aš. Tiesiog pakišau tokią mintį apie kosmetologiją ir tiesiog man ta mintis nebeišėjo iš galvos. Ir dar aš ten gimus po Veneros planeta čia kas tiki tokiais dalykais, tai jinai yra labai labai moteriškumo ženklas toksai, moteriškas labai grožio susijęs, tai atrodo man tiesiog lemta ir tiesiog aš nesigailiu nei kiek, nors čia tik 2 savaitės paskaitas turiu, tai bet vis tiek žiauriai smagu, žiauriai faina. Kitas klausimas, kur šiaip įsivaizduoji save gyvenant ne tik studijų metu? Aš dabar kol kas, aš įsivaizduoju, kad aš tikriausiai ir liksiu Vilniuje gyventi, nežinau kaip bus po studijų, bet studijų metu tai aš tikrai gyvensiu Vilniuje. Kol kas atrodo, kad noriu likti čia, aš nelabai noriu gyventi kitoj šalyje, aš noriu pakeliauti po pasaulį, faktas. Norėčiau gal kažkur metus pagyventi, kažkur jeigu keliaujant ar kažkas, bet neilgiau tiesiog, aš visai myliu Lietuvą, bent jau čia dabar aš taip kalbu. Ir norėčiau čia ir gyventi, ir kurti čia savo gyvenimą, ir ateitį, ir panašiai. Tai čia yra toks 2 dalykų klausimas. Kaip pavyko iš karto po 12 klasės stoti ir dar ten, kur nori? Nes dabar man tai atrodo kaip neįmanoma užduotis. Esu 12-okė, bet visiškai nenutuokiu, ką veikti po mokyklos. Čia labai toks klausimas yra, kur kiekvienas skirtingai atsakys, kiekvienam skirtingai yra tie tokie
prioritetai ir kaip ir sakau, aš nenorėjau gap year'o daryti, nes aš tiesiog norėjau po mokslų eiti vėl į mokslus. Ta prasme, kad tu išsikraustai į bendrabutį į kitą miestą, tai čia toks perėjimas. Aš dabar kaip ir jau gyvenu atskirai, bet vis tiek tai yra bendrabutis, nėra taip, kad už mokesčius kažkokius mokė. Ir aš kiekvieną savaitgalį grįžtu pas savo šeimą, nes aš žiauriai pasiilgstu. Aš iš tikrųjų niekada negalvojau, kad aš taip pasiilgsiu namų ir homesickness žiauriai real dalykas, aš žiauriai jį patiriu, labai noriu grįžti, labai noriu būti tenais, Panevėžyje, savo gimtajame mieste ir man ten taip gera, visur taip gali greit nueiti, viskas taip arti, mažas miestas, toks jaukus ir šeima ir tiesiog visi draugai atrodo šalia, ne visada, nes jie irgi išsikraustė studijuoti, bet tiesiog viskas yra taip faina ir norisi grįžti, bet mokaus čia ir tiesiog taip išspėti save, tai sakyčiau, labai toks geras dalykas neiti iš karto gyvenimą po mokslų. Bent jau man atrodytų didesnis šokas, jeigu aš tiesiog būčiau į Vilnių išsikrausčius, tiesiog dirbti iš karto, nei kad aš dabar mokinuosi ir gyvenu bendrabutyje. Tai man atrodo toks lengvas perėjimas į suaugusio gyvenimą. Dėl to iš karto ėmiau studijuoti ir aš žinau, ko aš noriu. Aš žinau, kad aš noriu šitos profesijos, tai ar aš būčiau laukus metus ar ne, aš vis tiek būčiau studijavus kosmetologiją. Jo, aišku, mane stabdo tokios mintis, kad aš neįstojau nemokamai, aš nelaikau matematikos egzamino, tai aš moku už savo mokslus. Mane stabdė šitas, kad galbūt neverta man mokintis, jeigu aš neįstojau nemokamai, galbūt man reiktų tiesiog padirbti metus laiko ir tada mane reiktų imti paskolos mokslams. Nežinau, kas domintis yra tokia studento paskola, jinai duodama studentams su mažesnėm palūkanom ir tiesiog tai aš galvau, gal man tiesiog nevertėtų jos imti, o padirbti ir kaip nors susimokėti už mokslus, bet žodžiu, yra taip kaip yra, aš tiesiog įstojau šiais metais ir tikiuosi mano šitos studijos nueis veltui ir man jos patiks ir viskas bus gerai, tai tiesiog nežinau, nespauskit savęs, jeigu nežinot, ką norit. Nes tai yra tikrai sunkus sprendimas, ypač tokiu atveju, kai tu ir dar ir su pinigais, su paskolom apsikrauni save ir tarkim mano tas sprendimas, kad aš moku už tai, tai aš jau tikrai turiu žinoti, ko aš noriu, nes aš nenoriu veltui išleistų pinigų. Tai čia manęs klausia, ką aš studijuoju, tai sakiau higieninę ir dekoratyvinę kosmetologiją Vilniaus kolegijai. Čia nedaug iš tikrųjų klausimų. Nebus ilgai šitas video, tai ir kitas klausimas irgi yra, ką studijuoji, tai sakau. Tai gerai, kitas klausimas tada. Kokie planai Vilniuje? Studijuosi, jei taip kur? Tai taip, kol kas Vilnius yra man visiškai tiesiog studijų miestas. Aš čia dar kažkokio didelio gyvenimo nekuriu, nes tiesiog dabar aš kiekvieną dieną einu į fakultetą savo, į kolegiją ir mokinuosi. Tai kitas klausimas, ne klausimas, bet būtų įdomus video, jei įrodytų, kaip tvarkaisi labiau išsikūrinėjai bute. Tai ne bute aš gyvenu bendrabutyje. Tai nežinau, ar matėte tą video, kur sakiau, tai pažiūrėkit tą video, ten aš parodau, kaip aš čia viską įsikuriu. Dabar kažkokių didelių įsikūrimo dalykų ir pertvarkymų nebus daroma, nes tiesiog dabar įsikūriau ir žiūrėsiu, kiek aš čia galiu. Aš aišku labai norėčiau rudenį pasipuošti, tai kai jau ateis koks spalio pradžia, tai manau galėsim pasidekoruoti kambarį kartu ir galėsim filmuoti. Faktas, čia daug bus video, kaip aš tiesiog dienos eigoje gyvenu ir kaip vyksta tas studentės gyvenimas, tai laukiu turinio. Ir kitas klausimas, ir čia jau tikrai nebedaug klausimų liko. Ar tu gyveni kartu su Kornelija? Tai aš manau, čia taip galėjau pagalvoti iš Instagramo, nes story įkėliau šitą fotkę. Ir kad į Vilnių atvažiavom, tai mes tiesiog atvažiavom kartu. Jeigu matytumėte tą video, žiūrėtumėte, tai žinotumėte, tai mes tiesiog atvažiavom kartu į Vilnių. Ir ji taip pat studijuoja, bet ji kitoj mokyklai šiek tiek toliau gyveno nuo manęs. Tai mes atskirai gyvenam, bet mes Vilniuje abidvi. Tai žiūri to džiaugiuosi, nes žiūri gera turėti kažką iš savo gimtojo krašto čia. Prieš paskutinis klausimas būtų, kaip sekasi, kaip kraustymasis į Vilnių? Papasakok, mums labai įdomu. Tai galiu tiesiog iš tikrųjų papasakoti visą šitą. Tai sakau, gali pažiūrėti tą video, pažiūrėkite tą video. Man sekasi visai gerai, sakau, yra tų liūdnų vakarų, kai labai pasiilgsti namų. Aš tikrai negalvau, kad aš žinojau, kad bus tas pasiilgimas namų, bet kad toks didelis negalvojau tikrai. Ir yra tas toksai, kad čia viskas nėra sava, nėra taip saugu. Tiesiog manau vien dėl to, tai labai pasiilgsti tiesiog viską, kaip ten gyvenai ir tos savo rutinos. Kraustymasis buvo geras, labai pavargau iš tikrųjų kraustytis, nes daug daiktų, visko, čia yra nauja vieta irgi panašiai, tai reikia priprasti. Gal ir visi tokie dalykai, kad tarkim dušai yra kartu naudojami, virtuvė yra kartu naudojama.
Šiaip daug kas virtuvės šiandien naudoja tai ir nesigamina valgyti. Aš mėgstu gamintis valgyti. Šiaip šiek tiek liūdna vienai, nes aš šiaip su broliu visą laiką gyvenau kambarį vienam. Tai man keista, kad nieko nėra. Bet ir labai gerai kartais vienai pabūti, tai kaip ir aš dėkinga už šitą galimybę, kad aš galiu vieną pagaliau būti ir tiesiog medituoti, panašiai būti su savim. Bet ir pasiilgti to bendravimo, tai labai gerai, kad su kursiokiam sutariu ir tiesiog ateinam pas mane, atsigeriam arbatos, kavos ar kažko ir pasikalbam mergaitiškai, tai žiauriai už tai džiaugiuosi, nes tikrai reikia to bendravimo, nors ir fakultete pabendrauju, bet vis tiek ten yra mokslas, o čia jau yra toks gyvas bendravimas. Šiaip faina, šiaip kas galvoja studijuoti, nestudijuoti, tai gali bandyti, o Vilniaus kolegija, aš nežinau, kaip viskas ten kitur vyksta, būtent su sveikatos fakultetu, kur aš mokaus. Tikrai ir dėstytojai pakol kas žiauriai faina ir viskas kitaip vyksta, ta prasme, visas fakultetas. Tiesiog kitaip viskas vyksta. Mūsų grupė 46 panelės yra kosmetologės. Ir čia kaip klasė, kad jau aiškiau suprast. Tai yra didelė klasė ta grupė. Tai daug kur mes visos sėdim vienoj paskaitoj ir sunku buvo aišku priprast, kad paskaita yra 1,5 valandos viena ir pertrauka 10 minučių ir gali būti tiesiog iš eilės 2 tokios paskaitos. Tai galim sakyti 3 valandas sėdi, klausai vieną dalyką. Sunku tik tokio amžiuje išsėdėti 3 valandas susitelkus į vieną dalyką ir suprasti informaciją ar dar mokytis tos informacijos. Iš tokių šiaip pusmetį gyvų pamokų, kur jau reiktų kažką daryti, ne tik klausyti, turėsim makiažą, tai žiauriai laukiu, nes tiesiog dažysim vieną kitą ir mokinsimės technikų ir kaip naudoti tikrą gerą makiažą, tai žiauriai laukiu, gal išeis ką nors nufilmuoti. Jo, paskutinis klausimas ir užbaigsim šitą video. Tai kiek kartų buvai pabėgus iš pamokų? Labai daug. Aš iš tikrųjų nesu ta 10-tukininkė, kaip sakant, tai tikrai bėgau aš iš pamokų, nežinau, 6 klasėje, esu bėgus 7 klasėje, čia kaimynės, jeigu girdit. Tai atsiprašau, aš dar galėsiu pasakyti, kaip čia viskas atrodo. Bet jo, bėgau iš pamokų, bet neveikti iš pamokų, nes paskui atsilieki labai, pavargsti, tada kai atsilieki gauni blogus pažymius, krenta motyvacija, išvis nebesinori tą pamoką eiti ir mokintis jos, tai nedarykit taip, kad, nes šitas vienas dalykas tiesiog išaugs į didelę bėdą. Trūksta vietos pas mane telefone, bet tai aš daug nebekalbėsiu, bet žodžiu. Dar noriu papasakoti tiesiog, kaip čia viskas atrodo, kad jūs geriau įsivaizduotumėt, aišku, sakau, filmuosiu į ateitį video, tai pamatysit, bet aš gyvenu dviviečiam, čia šalimais yra 3 kambarys ir mes dalinamės vienu tualetu ir viena kriauklė, kur tiesiog plaunamės dantis, plaunamės indus ir panašiai. Tada mes turim visai netoli nuo manęs yra virtuvė, kuris jau yra ant viso aukšto. Aš nežinau, ar yra iš tikrųjų 2 virtuvės. Nežinau, bet aš manau, kad viena virtuvė visam aukštui ir 2 dušai yra vienam aukštui. Tai aš gyvenu 5 aukšte, tai 5 aukštui yra virtuvė ir 2 dušai. Toks tas video. Nuo šiol aš esu ir Vilnietė, ir Panevėžietė. Toks tas mano life update'as, toks galiu jums papasakoti, kaip viskas vyksta. Jeigu dar yra kažkokių klausimų, tai parašykite komentarus arba asmeniškai į mano Instagramą. Susimatysim, manau, jau kokiam nors vlogė, kur rodysiu, kaip aš iš tikrųjų jau nebe taip kalbėsiu. Tai kad nepražiopsotumėt, būtinai pasubscribikit ir susimatom kitam video. Bye! And it goes a little something like